Šiandien Utenos miesto daugiafunkciame sporto komplekse vyksta atviros kambarinių F1N klasės aviamodelių varžybos Utenos taurėje 2025. Džiaugiamės sulaukę dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų ir taip pat svečių iš Latvijos. Tad linkiu visiems dalyviams sėkmės ir puikių skrydžių. Esame Utenoje, sporto centre. Labai smagu, kad priėmė organizatoriai mus šiandien. Turime inercinių F1N klasės modelių varžybas. Tai yra šitie lėktuvėliai, kurie iš pažiūros atrodo labai paprasti ir lengvi. Iš tikrųjų, tai yra labai smagios, gražios ir labai rimtos technologijos. Ir turim šiandien 51 varžybų dalyvį, kas yra labai smagu. Pirmose varžybose Utenoje tiek vaikučių, tiek merginų, tiek suaugusių, tiek turim Latvijos komandą. Mintis šitų varžybų ir šito salės sporto yra ta, kad sukonstruoji savos gavybos modelį pagal tam tikras taisyklės ir turi jį išmesti į orą ir jis kuo tiksliau ir kuo toliau turi išsilaikyti ore. Šių dienų pagrindinė turbūt problema su jaunimu, ką pastebi mūsų aviamodelių sporto federacija, tai yra pasyvumas vaikų įsitraukiančių į techninių sporto šakas. Nenori jaunimas sėdėti prie lėktuvėlių ir gaminti juos, labai sunku išmokti skraidyti, labai sunku jas prižiūrėti, nori šiais laikais jaunimas tik tai greito rezultato. Kas yra turbūt normalu šioje visuomenėje. Tai tiek mokyklų vadovai, tiek mokytojai, tiek būrelių specialistai stengiasi pritraukti to jaunimo, tiek vaikinų, tiek merginų ir suteikti jiem tas techninės žinias. Tai tokios turbūt gana šiek tiek liūdnokos šiandieninės realijos yra su techninė sporto šaka, bet nežiūrint to, vis tiek labiau gal regionuose atsiranda židinių, pavadinčiau, gerąją prasme, tai yra mokytojų, vadovų, apie kuriuos tiek aviamodelių federacija, tiek mokyklų administracija bando kurti tiek aviamodelių būrelius, tiek dabar labai populiarius dronų būrelius, nes tai reikalinga ne tik tai techniniam sporto vystymui, bet tai reikalinga ir mūsų valstybei. Norėčiau palinkėti aviamodelių sporto federacijos vardu visiems tiem šviesuoliam ir visiems jų mokiniam, vaikinams, merginoms tikrai drąsos, nebijoti daryti, bandyti, skraidyti, mokytis, nes tikrai gyvenime to prireiks. Tai sėkmės visiems ir ačiū labai. Labadiena, esame iš Zarasų, vaikų eskadrilės, atvykome į Uteną į varžybėlės, kadangi tai yra mūsų kaimynai, tai gan gausiai, apie 20 vaikučių mūsų čia susirinko šitoj salėje. Labai malonu matyti iš visos Lietuvos atvykusius kitus instruktorius, kurių dėka visoje Lietuvoje tas populiarėja, tai labai džiaugiuosi atvykusis iš Kauno, iš Vilniaus matau, Latvijos kaimynus turime. Ir ką, tikimės gerų rezultatų, nes salė žymiai aukštesnė negu tradicinė sporto salė, tai tikimės gerų rezultatų. Vykome iš Kauno, sužinojom, kad vyks Utenos arenoje visos varžybos, tai labai smagu ateiti į didesnį gerą aukštingumo salę ir sudalyvauti su aviamodeliais, nes jau mažesnėse salėse pradedam nebedilgti, norim geresnių rezultatų. Labai puiku, kad organizuoja tokias varžybas, o mes stengsimės, jeigu ir toliau organizuosim, mes stengsimės visą laiką jungtis ir dalyvauti.